Šiandien apžvelgsiu moksliškai patvirtintus eucharistinius stebuklus, o vėliau parodysiu, kaip viena detalė rasta kiekviename tyrime susijusi net su Turino drobule. Pirmasis kada nors užfiksuotas eucharistinis stebuklas įvyko Lanciane, Italijoje. 8 amžiaus pradžioje miesto vienuolyne gyveno kunigas, kuris abejojo, ar duona ir vynas tikrai gali tapti Jėzaus kūnu ir krauju. Vieną dieną jis aukojo mišias ir konsekracijos momentu, kai kunigas ištarė žodžius, tai mano kūnas, tai mano kraujas, ostija tarp jo pirštų regimai pavirto gyvų kūno audiniu, o vynas šviežiu krauju. Žinoma, tai sena istorija, tikrai labai sena ir ją būtų lengva atmesti kaip mitą bei įrodymų, jei ne faktas, kad apvalus kūno gabalėlis ir kraujas, kuris sukrešėjo 5 atskirus krešulius, buvo saugomi monstrancijoje daugiau nei 1000 metų. O 1970 metais šis vyras juos išėmė ir ištyrė. Daktaras Odoardo Linoli, patologas ir chemikas, atliko išsamų klinikinį tyrimą laboratorinėmis sąlygomis, padedamas Sienos universiteto daktaro Ruggero Bertelli. Jų išvados buvo stulbinančios. Kūnas buvo žmogaus širdies raumuo iš miokardo, kairiojo skilvelio, o kraujo grupė buvo AB+. Įsidėmėkite šią detalę, nes padeda suprasti, kaip susiję įrodymai iš visų šių eucharistinių stebuklų. Dar labiau neįtikėtina tai, kad baltymai ir mineralai jų santykis kraujyje atitiko šviežio žmogaus kraują, nors jis buvo laikomas nesandariame inde 1200 metų. Mėginiuose taip pat nebuvo rasta jokių konservantų, jokių gydymo požymių, bet to Linoli padarė išvadą, kad tik įgudęs anatomas galėtų atlikti tokį tobulai apvalų pjūvį iš žmogaus širdies. Tai buvo neįsivaizduojama 8 amžiuje. Šiandien relikvijos saugomos toje pačioje monstrancijoje virš Švento Pranciškaus altoriaus, kur šviestas kūno audinys vis dar išlaiko natūralų rausvą atspalvį. Nors šis tyrimas buvo atliktas pagal griežtus mokslinius kriterijus, skeptikas galėtų apkaltinti mokslininkus melu, juk Linoli žinojo, kad tyrinėja tariamą eucharistijos stebuklą, be to pats buvo katalikas. Tai žinoma nepaneigia stebuklą, bet jei esate skeptiški, palaukite, kol pamatysite kitą eucharistinį stebuklą. Šis įvyko netolimoje praeityje, o vos prieš 30 metų Buenos Aires, Argentinoje. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Buenos Aires Švenčiausios mergelės Marijos parapijoje buvo pranešta apie keletą paslaptingų įvykių susijusių su Eucharistija. Vieną vakarą po mišių bažnyčios gale buvo rasta purvina numesta ostija. Laikydamasis bažnytinio protokolo, vietos klebonas įdėjo ją į vandenį ir užrakino tabernakulėje, kad ištirptų. Štai kaip atrodo eucharistinė ostija 2 dienas pabuvojusi vandenyje. Nekoncentruota ostija, kad būtų aišku. Tačiau, kai tėvas Alejandro, Švenčiausios mergelės Marijos parapijos klebonas, vos po kelių dienų nuėjo patikrinti ostijos, štai kai jis rado. Ji pavirto į tai, kas atrodė kaip kruvinas kūno audinys. Jis nedelsdamas pranešė arkivyskupui, kuris nurodė padaryti šią nuotrauką. Beje, tuometinis Buenos Airių arkivyskupas buvo Jorge Bergoglio, būsimasis popiežius Pranciškus. Po kelių metų jis pavedė neuromokslininkui daktarui Ricardo Castagnonui Gomesui, užkietėjusiam ateistui, vadovauti griežtam moksliniam tyrimui. Mėginiai buvo anonimiškai išsiųsti į laboratoriją skirtingose pasaulio šalyse. Vienas ekspertas, daktaras Frederikas Zugibė, patologas ir kardiologas iš Kolumbos universiteto pranešė, kad gauti mėginiai buvo žmogaus širdies audinys iš kairiojo skilvelio. Ir ne šiaip žmogaus širdies audinys, o gyvas žmogaus širdies audinys. Štai čia ląstelių branduoliai ir jie tikrai gerai išsilaikė. Tai asmuo patyręs didžiulį stresą, tarsi būtų mušamas arba dūstų. Iš pradžių tai gali atrodyti labai keista, bet iš tikrųjų tai puikiai dera su tuo, ką mes katalikai tikime esant tiesa apie Eucharistiją. Daugiau apie tai vaizdo įrašo pabaigoje. Vėlgi nustatyta AB teigiama kraujo grupė. Ji yra ne tik viena rečiausių pasaulyje, ją turi mažiau nei 4 procentai žmonių, bet būtent ji rasta kiekviename ištirtame eucharistinėme stebukle. Maža to, 2024 metais atliktas Turino drobulės, kurią daugelis tikinčiųjų laiko tikrąją Jėzaus įkapių drobulę, tyrimas parodė, kad ji sutepta AB teigiamos grupės krauju. Prisiminkite, kad daktaras Zugibė nieko nežinojo apie šį mėginį, kai jį gavo. Tyrimus jis atliko visiškai anonimiškai, o kai sužinojo, kad mėginys paimtas iš konsekruotos eucharistinės ostijos, nutilo ir paprasčiausiai tarė. Ši širdis buvo gyva tą akimirką, kai buvo paimtas mėginys. Žinote, esu parašęs daugiau nei 100 straipsnių apie kardiologiją. Širdis yra tas sritis, kurią aš tikrai išmanau. Jei abejojate, prisiminkite, kad šis tyrimas atliktas visiškai anonimiškai ir jam vadovavo užkietėjęs ateistas. Tačiau jo eucharistinių stebuklų tyrimai to nesibaigė ir galiausiai jie pakeitė jo gyvenimą. Kad tai pamatytume, turime šiek tiek persukti į priekį. Vos po 10 metų per parapijos rekolekcijas Tiksloje Meksikoje 2 kunigai ir vienuolė dalijo šventąją komuniją.
kai vyko kai kas nepaprasto. Vienuolė, patarnavusi kaip ekstraordinarinė dalytoja, atsisuko į šalia esantį kunigą su ašaromis akise. Iš konsekruotos ostijos buvusios komuninėje, kurią įlaikė, pradėjo sumtis tamsiai raudonas skystis. Vietos vyskupas Alejo Zavala Castro nedelsdamas atvyko tai pamatyti. Jis paėmė ostiją ir sušaukė teologinę komisiją įvykių ištirti. 2009-aisiais jis pakvietė daktarą Gomezą vadovauti išsamiai moksliniai analizai. Per 3 tyrimų metus teismo medicinos ekspertai atliko daugybę nepriklausomų studijų. Patvirtinta, kad rausva medžiaga yra žmogaus kraujas, abi teigiamos grupės turintis hemoglobino ir žmogaus DNR. Tačiau paslaptinga tai, kad jiems nepavyko nustatyti DNR sekos. Tai svarbi detalė, nes vėliau parodysiu, kaip tai dera su tuo, ką katalikų bažnyčia visada labai konkrečiai mokė apie Jėzų. Be to, 2 atskiros analizės skirtingais metodais patvirtino, kad kraujas išsiskyrė iš ostijos vidaus, atmetant bet kokią išorinio poveikio galimybę. Pro mikroskopą tyrėjai rado nepažeistus baltuosius raudonuosius kraujo kūnelius bei makrofagus, rodančius gyvą audinį. Medinys identifikuotas kaip miokardo širdies raumuo, žmogaus širdies audinys. Po išsamaus patikrinimo vyskupas Zavala Castro 2013-aisiais oficialiai paskelbė šį įvykį eucharistiniu stebuklu. Taigi atlikęs ne vieno, o 2 griežtus mokslinius eucharistinių stebuklų tyrimus, kurių abiejų rezultatai buvo tokie patys, abi teigiama kraujo grupė, gyvas žmogaus širdies audinys ir nesekvenuojamas genomas, daktaras Ricardo Castañonas Gomesas buvo taip sukrėstas įrodymu, kad atsisakė ateizmo ir atsivertė į katalikybę. Dabar noriu papasakoti apie tą keistą dalyką su rastu DNR ir kodėl nepavyko jo išgauti ar nustatyti sekos. Bet pirmiausia, turime pažvelgti į dar vieną eucharistinį stebuklą. Šis įvyko dar visai neseniai. 2013 Kalėdų dieną mažoje Legnicos parapijoje Lenkijoje, dalinant komuniją, konsekruota ostija netyčia nukrito ant grindų. Laikantis bažnytinio protokolo, ji buvo įdėta į vandenį ir padėta, kad ištirptų. Tačiau per kitas kelias dienas ji pradėjo keisti spalvą, atsirado tamsiai raudonos gyslos. Mėginiai buvo išsiųsti teismo ekspertizei, o rezultatai buvo identiški visiems kitiems patvirtintiems atvejams. Raudona medžiaga identifikuota kaip žmogaus širdies audinys. Konkrečiai miokardas iš kairiojo žmogaus širdies skilvelio. Tai labai specifinė detalė, matoma visais atvejais. Bet netrukus paaiškinsiu plačiau. Tolesnės analizės parodė aiškius audinių pažeidimo požymius, sutampančius su didžiuliu stresu ir kančia. DNR buvo žmogaus, tačiau nepaisant daugybės bandymų nepavyko išgauti DNR genetinio profilio. Tad kasgi čia vyksta? Štai 1 mikrolitras žmogaus kraujo. Tai kiekis šviežio kraujo, kurio užtenka teismo medicinos laboratorijai, kad visiškai sekvenuotų įprasto žmogaus genomą. O kiekviename eucharistinėme stebukle, apie kurį kalbėjome, buvo prieinama kelis šimtus kartų daugiau šviežio kraujo. Tačiau visais atvejais mokslininkams paslaptingai nepavyko nustatyti jo sekos, kas gali atrodyti keistai, išskyrus tai, kad Jėzus nėra eilinis žmogus. Skirtingai ne visi kiti žmonės, kurie paveldi DNR po lygiai iš tėvo ir motinos, Jėzus buvo pradėtas iš šventosios dvasios, mergelės Marijos įsčiose, tikras Dievas ir tikras žmogus. Rasta DNR buvo žmogiška, tačiau mokslininkų nesėkmė nustatyti jo seką, nors jie turėjo daugiau nei pakankamai kraujo, tam padaryti yra ženklas, kad Jėzus yra unikalus. Galbūt dėl to, kad jis turėjo tik vieną žmogišką gimdytoją. Šiandien relikvija rodoma viešam garbinimui Švento Hiacinto parapijoje, kur tūkstančiai piligrimų keliauja pamatyti jos patys. Iki šiol aptarėme kraujo grupę ir jos ryšį su Turino drobule, taip pat teologinę rasto DNR reikšmę šiuose stebukluose. Bet kaip dėl paties audinio? Kodėl tai visada žmogaus širdies audinys, būtent iš kairiojo skilvelio? Kairysis skilvelis yra stipriausia širdies kamera, atsakinga už deguonies ir maistinių medžiagų prisotinto kraujo išpumpavimą į visą kūną, palaikant jo gyvybę. Iš pradžių man tai buvo neaišku, bet pasirodo, kad tai sujungia taškus tarp 2 esminių teologinių tiesų. Pirma, mums katalikams Eucharistija yra tikėjimo šaltinis ir viršūnė, tiesioginė prasme bažnyčios gyvybės šaltinis, o bažnyčia mes tikime yra mistinis Kristaus kūnas. Mes taip pat tikime, kad švenčiausioji Jėzaus širdis yra bažnyčios dieviškos gyvybės šaltinis ir atgaiva. Tad iš tikrųjų visiškai logiška, kad kai Jėzus stebuklingai apsireiškia Eucharistijoje, duonos pavidalas virsta ne bet kuria jo kūno dalimi, o būtent jo švenčiausioje širdimi. Ir ta širdies dalimi, kuri atsakinga už jo brangaus gyvybę teikiančio kraujo pumpavimą į bažnyčios kūną. O kaip dėl to, kad kiekvienu atveju kraujas atrodo šviežias, o širdies audinys gyvas ir daugeliu atveju rodo didžiulio streso arba kančios ženklus.
Prie to grįšiu po minutės, bet pirmiausia turime pažvelgti į dar vieną stebuklą. Šis įvyko 2008 spalį per sekmadienio šventasis mišias Šventojo Antano bažnyčioje Sokulkoje, Lenkijoje. Per komuniją konsekruota ostija netyčia nukrito ant grindų. Moteris, priimanti Eucharistiją, iškart įspėjo kunigą, kuris atsargiai įdėjo ostiją į mažą sidabrinį indą su švęstu vandeniu ir užrakino parapijos seife kartu su taurėmis. Po savaitės spalio 19 dieną Zakristijonė sesuo Julija Dubovska atidarė seifą ir tai, ką pamatė, privertė ją drebėti. Ostija nebuvo ištirpusi. Jos centre buvo tamsiai raudoni krešuliai, tarsi kraujas būtų persisunkęs per baltą paviršių. Ji pasikvietė kleboną, kuris apžiūrėjęs ją kartu su dar 2 kunigais, nedelsdama susisiekė su arkivyskupu. Jo nurodymu ostija buvo išimta iš vandens ir padėta ant balto korporalo. 2009-aisiais mėginiai buvo išsiųsti 2 histopatologams Balstogės medicinos universitete. Atlikę mikroskopinį ir elektroninę analizę, jie nustatė, kad raudona medžiaga yra agonijos būsenos gyvo žmogaus širdies audinys. Taigi kokia to prasmė? Eucharistija nėra tik Jėzaus kūnas ir kraujas, tai Jėzaus aukos ant kryžiaus sudabartinimas, peržengiantis laiką ir erdvę. Todėl, kai priimame jį Eucharistijoje, sutinkame jį vienintelėje jo aukoje, ant kryžiaus, už pasaulio išganimą. Taigi tai ne tik nuoseklu, bet ir tikėtina, kad kai Eucharistiniuose stebukluose praskleidžiama uždanga, susiduriame su Kristaus švenčiausia širdimi, sudaužyta, sumušta, nedūstančia. Nes Eucharistija mums sudabartino jo auką ant kryžiaus. Taigi pamatėme, kaip mokslas nekartą patvirtino Eucharistinių stebuklų autentiškumą. Tai rodo, jog mokslas nėra tikėjimo priešas. Priešingai, protas ir tikėjimas veikia išvien, kad padėtų mums suprasti tiesą. Ir kai pagalvoji, juk kiekvienos šventosios mišios yra Eucharistinis stebuklas, nes duona ir vynas kaskart stebuklingai perkeičiami į Jėzaus kūną ir kraują. Dievas kartais duoda mums nepaprastai matomus ir apčiuopiamus savo buvimo Eucharistijoje ženklus. Bet kodėl? Kad sustiprintų mūsų tikėjimą. Mūsų tikėjimą, kad kiekvienose mišiose jis tikrai yra čia. Konsekracijos metu duona ir vynas iš tiesų tampa jo kūnu ir krauju. Net jei vis dar atrodo ir yra duonos ir vyno skonio. Tad kitą kartą dalyvaudami mišiose prisiminkite šiuos mokslo įrodytus stebuklus. Jei kyla abejonių, melskite šią maldą iš Evangelijos. Tikiu Viešpatie, padėk mano netikėjimui.